projekto tema plaukimo stiliai, technika, taisyklės ir tų stilių geriausi sportininkai. Tai plaukimas, tai olimpinis vandens sportas, kuris apima įvairių distancijų plaukimą per trumpiausiai įmanomą laiką. Tai plaukimas turi iš viso 4 stilius, tai peteliškė, nugara, krūtinė ir laisvas stilius. Tai čia yra parašytos olimpinės visos distancijos, bet pas mus dažniausiai per Lietuvos čempionatus ar kokias smulkesnes varžybas dar galima plaukti visus stilius po 50 metrų. Čia dar nėra paminėtas vienas stilius, gal labiau ne stilius, o nuotolis, tai kompleksinis būdas, kurio metu plaukia visais stiliais. Tai čia yra peteliškė, matot. Aš nežinau, man čia skaityti, ar kaip čia yra. Kaip pasiruošus? Tai manau, čia iš paveikslėlį yra suprantama, kaip kas vyksta, tai nemanau, kad čia verta gaišinti laiko ir skaityti vis. Tai dabar apie taisyklės delfinų, aš tikrai neskaitysiu, kas čia yra parašyta, nes čia per daug protingai parašyta. Tai pagrindinės taisyklės būtų ateinant į startą, jau duota čiulpukas, svarbiausia nejudėti nuo starto, nes kitaip tave nuims. Tada būtų toks dalykas, kai darai posūkį, negali paliesti sienelės viena ranka, turi būtinai liesti 2 rankom, kaip ir finišuoti. Jeigu paliesi vieną ranką, tai būsi nuimtas. Tai ir dėl stiliaus, kai plauki delfiną, jokio kito stiliaus negali panaudoti. Tai geriausias plaukikas plaukęs peteliškė, tai yra Phelpsas. Ir Lietuvoje plaukia geriausiai peteliškė, tai Deividas Vagevičius. Tai nugarą irgi galima matyti, kaip kas vyksta. Ir nugaros startas yra duodamas iš vandens. Tai vienintelis stilius, kurio startas yra duodamas iš vandens, visi kiti peteliškė, brasas ir laisvas stilius yra pradedamas plaukti nuo bokštelio. Tai taisyklės irgi būtų, turi per antrą švilpuką iššokti į vandenį. Jau kaip pasako, į vietas turi prisitraukti ir nejudėti, jeigu vėl pajudėsi, būsi nuimtas. Dabar, kai darai posūkį, tu gali... Pas mus yra baseine vėliavėlės. Nuo jų atsiskaičiuoja atstumą, kiek grybšnių tau yra iki sienelės ir gali apsiversti prieš pat posūkį ant pilvo ir padaryti vieną grybšnį su ranka, kaip laisvo stiliaus technika. Bet jeigu padarysi daugiau nei vieną, irgi būsi nuimtas, nes jau skaitys kaip plaukinę nugarą. Ir kai finišuoji, turi paliesti sienelę tik viena ranka. Tai geriausias plaukikas plaukiantis nugarą, tai Ryanas Murphys, amerikietis. O Lietuvoje geriausiai, kas plaukia, tai Ugnė Mažutaitytė. Tai krūtinė, manau, visiems žinomas stilius, nes tikrai daug kas yra domėjęsi Meilutytę ir matęs jos plaukimą. Tai taisyklės būtų irgi startas nuo bokštelio, viskas tas pats. Posūkis čia irgi daromas 2 rankom, priletimas, tiksliau prienalis yra 2 rankom, mes irgi 2 rankom, kitai bus irgi nuimtas. Čia irgi jokio kito stiliaus įsimaišymo negali būti. Tai geriausiai, kas plaukia krūtinė, tai Adamas Vytis. O Lietuvoje, kas geriausiai plaukia, tai Rūta Meilutytė.
Bet šiuo metu, kaip jinai nesitreniruoja, tai geriausiai plaukia Andrius Šidlauskas. Taip, čia galite pamatyti techniką laisvu stiliumi, bet yra išimtis, kad jeigu užsirašai plaukti laisvu stiliumi, tai tu gali plaukti vietoj šitos technikos, bet kokiu kitu stiliumi. Tai čia jau gali būti ir kito stiliaus susimaišymų, tu nebūsi nuimtas, bet finišuoti, jeigu būtent plauki šituo stilium, turi vieną ranką, o paskui gali daryti saltį. Tai geriausiai plaukęs laisvu stiliumi plaukikas Janas Džeimsas Torpas, o Lietuvoje Danas Rapšys. Kaip ir viskas.